Puškino vidurinės mokyklos. Ten prasimokinęs 10 metų. Šitoje mokykloje buvo man sunku priprast, nes po tiek laiko mokintis vien rusų kalbą, lietuvių buvo labai sunku išmokti. Bet mokytas buvo labai supratingas ir labai daug padėjo, todėl dabar jau normaliai pripratau prie visko. O ir kiti mokytojai, kaip iš gimnazijos skyriaus, matematikos, istorijos, anglų ir kitos. Mokytojas labai geras ir supratingas ir visada padeda, jeigu ką reikia. Taip pat mokinamės čia iš technologijos arba, kaip kitaip sakant, iš mūsų profesijos dalykų. Kaip pjaustyt, kaip kept ką nors, kaip virt ir taip toliau. Šitais metais laikysiu kelis valstybinius egzaminus, tai matematikos, anglų, iš mokyklinių, tai lietuvių ir technologinius. Ateiti po 3 kurso planuoju stoti kolegiją į technologijos skyrių, kad po to galėčiau taip vadintis kaip virėjas technologas. Nes ateityje norėčiau atidaryti savo muzikalią kavinę ir tom mano kaip yra ir svajonė. Toliau pratęs Ignas. Aš esu Ignas, dabar mokausi šiuo metu 12 klasėje. Šioje mokykloje yra smagu tas, kad pradedi viską iš naujo. Jeigu nesimokei seniau, jeigu buvo pažymiai prasti, nieks to čia nežinos. Nebent tiem, kuriem paduosi savo buvusią atestatą. Be to, tu visiškai esi kaip naujai pradėjęs mokytis. Gali, kada nori, tiksliau ne kada nori, gali pradėti gerai mokytis, gali viską pradėti iš naujo. Mokslai yra labai gan lengvi, jeigu tik skirsite jiems laiko ir nereikia daug pastangų. Taigi, dar norėčiau pabrėžti, kad stojant į kolegiją iš Kauno maisto pramonės mokyklos gaunamas 1 balas prie įstojimui. Nes jeigu išlaikai 2 valstybinius egzaminus ir kvalifikacinį, ta prasme po 3 kurso egzaminą, galima jau stoti į kolegiją. Tas ir yra kaip vienas iš tų pliusų, kodėl verta stoti į Kauno maisto pramonės mokyklą, nes lengviau... Kviečiame mokytis mūsų mokykloje!